Šį rytą kelios dešimtis Šiaulių daugiabučių Tilžės gatvėje lengviau atsikvėpė, radiatoriai vėl šyla. Šilumą tiekianti bendrovė Šiaulių energija patvirtino, kad gedimą šilumos tiekimo trasoje buvo pastebėjusi dar prieš Kalėdas, tačiau remontą pradėjo tik pirmadienį gruodžio 27-ąją. Visą dieną, kol buvo remontuojama šildymo trasa, į 33 daugiabučius šiluma nebuvo tiekiama. Kad jų namuose vėsta radiatoriai, daug gyventojų, galima sakyti, nežinojo. Šiaulių energija skelbimus, kad namams nebus tiekiama šiluma, pakabino tik prieš pradėdama darbus. Išeina, kad daug gyventojų jų tiesiog nespėjo perskaityti. Apie gresiantį incidentą Šiaulių energija net neinformavo savivaldybės. Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas apie visą dieną nešildomus daugiabučius sužinojo iš žurnalistų vakare. Ši situacija atskleidė ir kitą Šiaulių energijos darbo broką. Nors bendrovė turi net specialiai ryšiams su visuomenė dirbantį žmogų, niekas nepasinaudojo masinės informacijos priemonėmis. Bendrovės vadovas pripažįsta, kad klaidų padaryta. Seimo narys Andrius Šedžius, stebintis situaciją mieste, sako, kad miestą šildanti bendrovė tikrai per mažai rūpinosi, kad gyventojai būtų informuoti bei spėtų pasiruošti. Tai be jokios abejonės apie tokią avariją turi būti informuoti tiek patys gyventojai, kad jie galėtų pasiruošti, pasiskolinti, nusipirkti elektrinės šildymo priemonės, šildytuvus. Galų gale apie tai turi būti informuota ir ekstremalių situacijų komisija, kuri taip pat gali parūpinti iš anksto gyventojams šildytuvus ir galų gale imtis priemonių, kad tam tikrose vietose būtų nors minimaliai šildomi inžinieriniai tinklai, kad jie neužšaltų. Nes aš tiesiog bijau net prognozuoti, kas būtų, jeigu būtų užšalę inžinieriniai tinklai. Kaip toliau juos būtų reikėję atšildyti ir kuo tai būtų pasibaigę, reikia tik džiaugtis, kad viskas baigės laimingai. Pasak Šiaulių energijos vadovo, trūkusi šilumos tiekimo trasa suremontuota per darbo dieną. Teigiama, kad temperatūra butuose buvo sumažėjusi maždaug 3 laipsniais. Mat iš radiatorių nebuvo išleistas vanduo, todėl greit atvėsti nespėjo. Visi namai, kuriems dėl gedimo buvo nutrauktas šilumos tiekimas, vėl šildomi. Bendrovė skaičiuoja nuostolius, kuriuos patyrė trūkus šilumos tiekimo trasai. Per pastaruosius metus Šiauliuose žiemą tokių reikšmingų šildymo sistemų avarijų nėra buvę. Pati didžiausia avarija, atnešusi daug nuostolių gyventojams ir tiekėjams, prieš kelis metus buvo Telšiuose. Per pačius šalčius be šildymo liko kone visi centralizuotai įgaunantys vartotojai. Nuo šalčio trūkus radiatoriams 10 butų užliejo vanduo. Silva Šimkevičienė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios.